Sveiki, sveiki. Šiandieną pasikviečiau savo partnerę, draugę, nes Linutė jau tapo mano draugė, kaip sielos draugė, ne? Mes daug dalykų jau atradom, kaip partneriai atranda draugus komandoje, tai mes su Linutė esam labai artimos ir šiandien aš pasikviečiau į pokalbį, kad jinai pasidalintų savo istoriją, kaip jinai atėjo į kompaniją, mes kalbėsim apie Yes Global kompaniją ir koks jos kelias, kaip jinai matė viską, tai aš jai po truputį uždavinėsiu klausimus, bet pirmas buvo to klausimas, Linutė, prisistatyk pati, kas tu esi ir ką tu darai. Taip, tai sveika Aušra, dar kartą ir sveiki visi, kurie žiūrėsit mūsų šį video. Tai aš esu Lina Lasi, šiaip esu Lina Lašienė, tiesiog mano internetinis toks vardas, kad patogiau būtų įsiminti ir žodžiu, mane atrasti. Tai esu online verslo savininkė, padedu atstatyti fizinę ir emocinę sveikatą ir vėliau, žinoma, kai žmogus yra sveikas, jam kyla didesni norai, tai padedu ir susikurti lygiai taip pat online verslą, kaip ir aš susikūriau savo. Taip, tai būtų trumpai apie mane. Ir jau, jeigu man prisistatyti toliau, kaip atėjau čia, ar Aušra dar užduosi man kažkokius klausimus? Jo, tai dabar būtų pirmas klausimas. Ką veikiai prieš jau, kad tu atėjai į mūsų kompaniją, jau mes jau eigoje kalbėsim apie tai, ką prieš tai veikiai ir kodėl nusprendėjai ateiti jau galutinai į mūsų kompaniją. Taip, tai puikus klausimas. Ir, na, mes Aušra kaip ir kolegės prieš tai buvom, ar ne? Tai visą gyvenimą mane iš tikrųjų domino sveikata. Ir kadangi sveikatai, na, neužtenka, tai panorėjau arba nuėjau pas gydytoją, gavau piliulę ir pasveikau dėje. Ta piliulė, tai yra, kai aš sakau, gydytojai, tai yra gaisrininkai, ar ne? Ir aš pati buvau visą gyvenimą labai ligota ir man tai buvo kelionė į tai, ką aš darau dabar. O kai mes nusprendžiam kažką daryti, priimam sprendimą, tada mums ateina įrankiai. Taigi iki to laiko, kurį laiką, aišku, aš dirbau už samdomam darbę, bet vat, pajutau tokį, kad, nu, aš ten išaugau savo marškinėlius, viskas jau ten mane ir myli, ir gerbė, ir tikrai puikus darbas, ir nesunkus, ir gerai atlygintinas, bet vat, žmogus jauti, kad jau tau norisi laisvės, kad tu nori pats kurti taisyklės ir pagal jas gyventi. Tai va, aš išėjau iš to samdomo darbo ir toliau ir pradėjau padėti moteriams, ir ne tik moteriams, atstatyti savo būtent tą fizinę ir emocinę sveikatą. Tik aš mačiau, kad tai užtrukdo. Užtrukdo. Taip, mano darbas buvo unikalus, aš esu hipnoterapeutė sertifikuota, kaip ir Aušra. Tai dirbau kurį laiką su tuo metodu, rezultatai buvo puikūs, bet tai užtrunka laikė ir ne kiekvienas žmogus iš tikrųjų geba tiek atsipalaiduoti, panerti į hipnozę ar nebūtinai hipnozę, galima kitus įrankius taikyti, bet ne kiekvienas tam yra imlus, dirbti tik su mintimis. Ir vat aš taip sakau, nu Dieve, kurėjau aukštesnė ta jėga, kuri čia vis tiek yra pas mus ir kiekvienas kuo tikim, nu duok tu man įrankį, kad tai būtų greičiau, kad aš galėčiau ne tik ten tam tikrai grupiai žmonių padėti, bet aš galėčiau daug daugiau, daug plačiau, ne 5, ne 10, bet galbūt net ir 100 padėti. Ir va čia atėjau Aušra su savo pasiūlymu, puikiu, unikaliu pasiūlymu. Taip, O tai va kai tokia. pirmą kartą išgirdai, kad apie šią kompaniją, kai sužinojai, kokia buvo tavo reakcija ir kokios mintis buvo, aš žinau, kad tu pasidalink su visais. Taip, taip, nebuvo tas toks, nors ir aš pati kviečiausi tą įrankį, manau, štai prieš tai buvo vieną įrankį davus ir aš tokia prieraiši ir aš ten su tuo įrankiu vis tiek dar dirbau, irgi fiziniam kūnui, kad padėti su ankstesnė kompanija. Ir tikrai buvo svarstymas 1,5 metų, bet Aušra labai taktiškai. Man vis paskambina, Lina, kaip tu gyveni, kas pas tai vyksta. Tiesiog nuoširdžiai pasikalbėti apie bet ką, apie tai, kas vyksta pas mane, pas ją. Ir va tas išlaukimas Aušros, man tas davė toks irgi, va ta žinutė, mes aišku baigiam pokalbį, aš po to kažką pamastau, dar su to mintim lieku.
Ir galvoju, bet ką tai reiškia? Aplink mane vis ta pati žinutė sukasi, tas pats pavadinimas sukasi. Negalvoju, tai vadinasi, jeigu aš daviau užklausą, taip, ten prieš tai buvo irgi geras įrankis, bet gyvenimas juk keičiasi, gyvenimas tobulėja. Kažkada mes ėjom pėstute, po to mes važiavom su karietom, ar ten jojo su arkliais, ar su žirgais mūsų protėviai. Po to atsirado automobiliai, lėktuvai, traukiniai ir taip toliau. Taip ir aš galvoju, tai vadinasi, jau tas įrankis, kurį aš turėjau iki to, ačiū jam, jis padarė viską, ką galėjau padaryti. Ir vadinasi, yra dar geresnis įrankis, o aš jį atstuminėjau pusę metų, ar ne? Tai vad, čia tiesiog žmonėms, kurie galbūt irgi turi kažkokius savo pasiūlymus, ieško savo verslo partnerių, ar nori pagalbą ištiesti žmogui, jaučia, kad gali padėti ir po pirmo karto, po pirmo susitikimo, ai ne, šitam žmogui nereikia, arba čia aš nemoku kažkaip pasiūlyti, tiesiog brangiai išlaukit, išbūkit, atėjo jums ta mintis, jinai ne šiaip savo atėjo, nes jūs ją turit išpildyti. Tai va, pas mane tai vyko po pusės metų. Vadinasi, man to laiko reikėjo brandai. Na taip, tu priėmėjai sprendimą, prisijungiai, gavai produktus. Mes puikiai žinom, kad mūsų produktai visi unikalūs, bet koks buvo tau tas produktas pats mylimiausias, kuris tau iškart padarė įspūdį? Iš mūsų, iš sveikatos trikampio, kokią patyrei patirtį su kuris produktas? Aš gal visą tą sistemą įsimylėjau, bet jeigu taip išskirti, gal kolongardas, su Sunsetu aš turėjau susidraugauti, po to jis man jau buvo irgi šalia kolongardo, bet pradžioje jis man veikia atvirkščiai. Tai va, irgi nereikia įsigasti, kad ir aš sakiau, kad čia nesąmonė, čia mane veikia, čia aš nemiegu, žodžiu, aš tokia jautresnė. Na taip davė man gamtos surėdytą ir vadinasi reikėjo man išlaukti, bet ne, aš kantriai vis tiek po truputėlį ir įsimylėjau šitą produktą, tai vat sunku iš tikrųjų skirti. Gal buvo momentiškai, vienu momentu buvo Sunsetas, paskui vėl grįžau prie kolongardo, tiesiog užsikūriau tą savo sistemą. Ir kas man dar labai patinka, kad nereikia to daryti visą gyvenimą, kaip kitos kompanijos. Ir žinau net atvejus, kad vartoju žmogus ir kai jis nustojo vartoti, jam buvo labai blogai. Įsivaizduojat, blogiau negu prieš tai. Taip, nes organizmas jisai atpranta dirbti, jis atpranta nuo savo funkcijų. Taip, tai va čia man tas labai patiko, kad gal paskui perėsim prie to palyginimo, kur irgi čia pasiskolinau iš kitos partnerės, apie tą kolonėlę ir servizą, ar ne? Tai jeigu bus įdomu, paskui ar aš, ar Aušra papasakos, taip? Ja. O tai koks produktas įtakojo tavo sveikatos pokyčius? Ar aš žinau, kad tu dar jauna ir pakankamai sveika, bet... Mes visos jaunos, aš Viduj. Jo, bet koks produktas kažkokį tai pokytį tavo sveikatoje padarė? Nes mes prieš tai irgi vartojame panašius produktus, aišku, bet kuris jau matai, kad tikrai pokytį pajautai per šitą laiką. Nu, va dabar irgi pirmai galvojau Sunsetas kolongardas, tai pradėjau sverti ant svarstyklių, nes jie kaip ir lygiaverčiai, bet vis dėlto atėjo dar man mintis, kad Sunsetas. Aš iš tikrųjų supratau, kas yra gilus miegas. Nors aš įsivaizdau, kad aš jau ten moku savo mintim ir taip toliau, bet tai užtrunka. O čia taip, kai tu susidraugauji, kad tu adaptuojasi to organizmas, augalas, mes gamtos dalis, augalas gamtos dalis. Tai jeigu žmogus bando užmigti naudodamas cheminius vaistus, organizmas jų neatpažįsta. Ir po to tuos liekamuosius reiškinius, taip iš pradžių yra gerai, mano net artimoje aplinkoje yra žmonių, kurie vartojo iš vaistinės cheminius vaistus, antidepresantus, sakė, man taip gera, tokie nuostabūs, sėdžiu už vairo, norisi dainuoti, bet kokios pasiekmės yra dabar, net nenoriu apie tai kalbėti. Taip? Todėl labai svarbu prieš dedant į save kažką tai išsiaiškinti. Taip, pasidomėti, pasigilinti, pažiūrėti atsiliepimus, kurių mes labai daug turime. Kad tai pabrėžiu už tai, kad šiandien dienai, kad taip 100% natūralus produktas ir be išliekamojo ryšio, kuris veikia čia ir dabar, 98% įsisavinimas, labai lengvas naudojimas
ir 100% augalinis, ane, ir ingredientai turi ir patentus, ir sertifikatus, dauguma jų yra surinkti net iš Europos, tai tikrai nėra rinkoje labai daug tokių produktų, kad turėtų tokią didelę sudėtį, ne, ir va tas, kadangi aš, pavyzdžiui, pati nemėgstu kapsulių, tai mane labai patraukė tai, kad tai miltukai, ne, ar kaip pačiai tau, va, šitas, kad ir jaunesniam, ir vyresniam žmogui vartojimas labai patogus. Taip, nes kapsulės ne kiekvienas ir praryja, jeigu vyresnis žmogus. Ir na, čia net nereikia tų kapsulių, nes čia iš tikrųjų jie skanus. Mano mama sako, tai jie vienas už kitą skanesni, va visai nesiniai pakomentavo. Insanseta sakydavo, aš tai tavo saldainiuką prieš miegą. Dabar aš tiesiog jai sakau, mami, reikia tau ir kolangardą, tą sansetą įsimylėjus. Tu žinai, sako, jūs man dar skanesni, sako, bet kam jie ten taip skaniai? Sako, man įtarimas, kad jie per skanus. Ne, sako, tai yra tiesiog pasifloros vaisiaus dalių ir štai jis natūraliai saldus. Taip. Gerai, Linute, dabar biški pakalbėkim apie patį verslą. Aš žinau, kad tu pabuvus Dubajui, grįžus pasakai, kad aš nusprendžiau dabar būti čia ir kurti čia komandą. Ir šiandien dienai tikrai galim pasidžiaugti, kad tu turi net 28 asmeninius partnerius. Ir kas įdomiausia, iš tų 28 tavo komanda išaugus iki 45. Tai jau yra tas rezultatas, kad tu dirbi su savo partneriais ir jiems padedi auginti komandą, ne? Taip. Kas tave, kaip tau pati kelionė Dubajuje, ką tu supratai apie pačią kompaniją, kodėl vat, grįžus tokius sprendimus priėmei? Na, aš vėlgi pasitvirtinau savo, kad tai, kas geriausia mums, kartais ateina netgi be labai didelių pastangų. Mes kartais labai labai stengiamės ir labai sunkiai sveikatos sąskaita arba visai nepavyksta. O kai mes pradedam eiti tą kryptim, kur mes ir turėtume eiti, viskas labai lengvai. Man iš tikrųjų net galim daug dirbti, bet mums tuomet nesunku, kai mes duodam vertę. Ir pati kelionė atėjo magiškai. Tai ačiū Aušra tau. Ir iš tikrųjų aš ten irgi priėmiau sprendimą, galvoju, ir aš kada nors va taip padarysiu. Žodžiu, kažkam galbūt padėsiu išvykti kartu. Juk jeigu ne pati, tai aš ir šitam versle nebūčiau. Ir Dubajui nebūčiau pabūs, nes tiesiog nežinočiau apie tą galimybę arba būčiau per vėlai sužinojusi. Taip, tai vat, tas toks gėrio gavimas, na galbūt tokia kaip ir tavo lyg ir investicija buvo nesavanaudiška, bet tiesiog norėjai man parodyti, kad galima ir taip keliauti kompanijos sąskaita. Tai man iš tikrųjų parodė, o kodėlgi ne, o kodėl nepriimti dovanų. Dar Aušra sakai, tau reikia mokintis priimti dovanas. Galvoju, nu tikrai mokinu žmonės to paties, o pati nenoriu priimti. Tai vat, kai tau kelionės pradeda kristi iš dangaus, nu praktiškai galima taip sakyti, taip, aš dariau veiksmus, aš jau turėjau komandą, aš jau žinojau, kad aš tai darysiu. Nes jeigu aš dar būčiau labai, taip, dar buvo dvejonės, bet jau viduj kaip ir buvo. Tas sprendimas, tik galutinis taškas buvo uždėtas. Nes aš visada, kaip sakau, pasižiūriu, kur man lengviau gaunasi. O kam mums eiti sunkiai, jeigu mes galim pasižiūrėti, aha, man čia duris atsidaro. Aišku, kai kuriems žmonėms yra lengva eiti samdomo darbą, sakom, tai man ten viskas sugalvota. Taip, bet jūs brangiai parduodat savo laiką, o brangiausias dalykas yra laikas. Taip, nu, sveikata tai jau čia savaime suprantama, mes ją turim rūpintis. Bet nebus laiko, mums ir tos sveikatos nereikės. Tai vad, kaip mes tą laiką praleisim, kiek mums dar liko, ar mes tas 8 ar 9 valandas atiduosim kažkam, ar mes patys ne tik kad duosim begalinę vertę, kai tu pasakai apie tą produktą žmogui, kuris sako, aš jau ten mėnesiais negaliu pasveikti arba Laimo ligos pasiekmės. Bet man irgi labai pastumėjo mano pirmos, gal sakyčiau, tai partnerės ir klientės, kuriai prasitariau, kad yra toksai produktas. Ir sako, nu aš niekaip negaliu susitvarkyti su šitą ligą. Nu, kažkaip visai, sako, bandau, bet nu, neturiu jėgų. Taip, tiesiog kolegijai pasakiau, šokių, žodžiu, hobio kolegijai. Ir kai jis sako, toks greitas rezultatas, tada aš pati dar labiau suklusau, nes
aš nebuvau pati labai ligota, na vis tiek ir jau ir Taip, minčių taip. švara užsiemu ir pati su savim dirbu ir mitybą pasižiūriu, bet kai pamačiau, kokius rezultatus gauna žmonės, kurie iš tikrųjų turi problemų, va tada man nekilo abejonių, kad šitie produktai yra unikalūs ir kad analogų Lietuvos rinkoje mes, aš manau, dar neturim. Neturim Tai tikrai to. pagal rezultatus, Taip. pagal greitį ir pagal rezultatus. Jo, labai ačiū, Taip. Danute. Dabar, jeigu pakalbėti iš verslo pusės, pati priėmė sprendimą ir kaip tik priėmė sprendimą ir ta komanda dar labiau pradėjo aukti ir po truputį, kokias problemas gali žmonės išspręsti prisijungę į tavo komandą? Kaip tu padėtum? Nes kaip nebebūtų, daugelis žmonių ieško būdų, kaip spręsti savo problemas. Kai kam reikia pasyvių pajamų, kai kam reikia papildomų pajamų, kai kam reikia tos finansinės laisvės, gal tokios augančios gausos, ne? Kažkam reikia pažinčių, kažkam reikia realizuoti save, kažkas nori savo šeimą pasirūpinti, vaikus gal į mokslus išleisti. Kažkas norėtų turbūt gal naujus namus įsigyti, irgi tai surišta finansais. Kažkam reikia turėti sveiką kūną, sveikatą sveikame kūne, ne? Gal kažkas labai keliauti nori, vat kaip ir tau galimybė atsirado ir kitiem, aišku, jinai visada yra ir dabar pas mus vyksta konkursas į Malaiziją, ne? Tai vat kokias problemas labiausiai akcentuotum, kurias galėtų išspręsti žmonės prisijungę į tavo komandą? Aš pirmiausiai, tai aišku, padėčiau žmogui spręsti sveikatos problemas, jeigu tokių turi, nes kai kūnas ligotas, na, žmogui tada nesinori nieko, nei kelionių, nei namų, nu, jis tiesiog bejėgis. Taip, pirmiausia, sustiprinam kūną, emocijas, žodžiu, nusiteikimą ir tu čia turi viltį patirti ir pamatyti daug daugiau, negu kai gyveni pagal kitų sąlygas. Taip, čia irgi yra struktūra, bet tu šitoj struktūroj, čia yra labai daug pliusų šitoj struktūroj. Tu joje turi laisvę. Tu turi laisvę, kaip planuosies, kokio dydžio pajamas uždirbs. Nesamdomam darbe tu tiesiog turi kažkokį tai skaičių, kurio negali perlipti, arba tada turi keisti darbą. Taip? O čia tu kiek nori. Jeigu tau tikrai labai didelės vizijos ir namas, ir automobilis, ir vaikam padėti, nu tu atitinkamai daugiau dirbsi. Jeigu tu jau turi visą tai, vadinasi, tu gali tiesiog padėti kitiems tai turėti, vadinasi, duoti vertę, nes mes visi iš šį pasaulio atėjom kažką duoti. Na, vieni samdomam darbe, va ten, kaip, negaliu sakyti vabaliukai, nori skrusdėlytės, jos irgi daro labai gerą darbą. Bet aš kalbu tiems, kurie iš tikrųjų jaučia, kad, na, aš norėčiau kažkaip kitaip. Va, jaučiatės ten, kur dabar esate, tarsi išaugtuose marškinėliuose, jau jums nepatogu, nesmagu, jums ten nepatinka būtent nuo to 8, ar kad ten reikia viršininko klausyti, jūs gal manot kitaip, negalite išreikšti savo nuomonės. Tai va čia jūs galite įkvėpti pilną krūtinę. Duoti visi mokymai, duota struktūra, tu toj struktūrai gali susidėlioti pagal save. Ne, aš vakar pusę valandos su dviračiu pavažinėjau, nuėjau vakare į savo šokių treniruotės, o rytinę dalį, aš ten 2, 3, 4 valandas, kiek aš skiriu, kurią dieną, aš tiesiog dirbu. Taip, samdomų darbe, nu, tai sudėtinga padaryti. Galbūt įmanoma, jeigu jūs tam tikras pareigas užima, taip. Tai va, tai čia tiesiog galimybės yra neribotos. Ir aš va irgi, kai lyginau savo veiklą, nu galvoju, nu taip, nu kaip man dar maštabuotis, nes mano darbas buvo 1 su 1, nu galbūt grupė ten paimi žmonių 5, 6, 7, bet tu vis tiek esi limituotas. Vis tiek esi limituotas, nes jeigu nori duoti didelį rezultatą, turi dirbti individualiai, kiek manoma daugiau. Ir tu apribuotas, tai tas pajamas gali tik tam tikrą lygį, arba labai labai daug dirbti. Čia gaunasi, tu save pradubliuoji daug kartų, tiek, kiek tu pasikvieti partnerių. Aš kaip ir sakau dabar, turiu mono verslą, savo verslą, na, tarsi aš viena pati dirbu, online verslas, bet aš turiu ir partnerius. Taip, aš galiu sakyti, aš turiu verslą ir su partneriais. Tai aš turiu ir tai. Aš galiu dirbti grinai tik viena, jeigu aš noriu, galiu tik pardavinėti. Galiu pasimti kelias moteris ir sveikatintis tais produktais, prijungdama savo turimą įrankį. Galiu būti bendruomenė, jeigu aš noriu užauginti, jeigu aš noriu duoti pasauliui daugiau vertės,
Vadinasi, aš turiu padėti ne tik dėl savęs, kad uždirbti tam tikrą skaičių, bet padėti tiem žmonėms uždirbti tą skaičių, padėti jiems išvykti, galbūt kiti dar iš vis iš Lietuvos nėra, niekur buvo, nors na, šiais laikais gal jau mažiau tokių, bet aš tikiu, kad dar yra. Kad duoti žmogui viltį, pamatyti daug daugiau, negu jis gali įsivaizduoti. Kad tu atostogas gali planuotis tada, kada tu nori, o ne tada, kada tave įmonė išleis vieną kartą ar du kart metuose. Taip? Tai va čia tai yra laisvė. Va, Čia yra laisvė. Čia žmonėm šitas verslas iš tikrųjų, na galima sakyti, jisai įmanomas visiems, kurie pasiruošę dėl to pasimokinti ir padirbėti. va Bet iš kitos būtent. pusės Mhm. ir ne Noriu tą visiems. klausimą užduoti. Bet kokias savybės turėtų tas žmogus turėti jau ateidamas iš tą verslą? Ar savybės, ar, nu, nesakysiu, noriu, kad tu įvardytum. Taip. Ir kokias jisai gali išlavinti palaipsniui pas mus. Taip, čia pirmiausia, gal turi būti aplamai troškimas Va, augti, būtent. keistis, tobulėti. Čia jau turi būti ne tai, kad noriu norėti, gal pabandysiu, jeigu turėsiu laiko. Ne, jeigu tu dirbi kažkur, galima ir suderinti, pradžioj tikrai galima suderinti, o paskui tu kai paragausi ir pamatysi, kaip čia iš tikrųjų dosniai ateina ir pajamos, ir kokie rezultatai, tada pradėsi svarstyti. Bet jau to reikia tokio norėti daugiau iš gyvenimo. Ne tik, kad, kaip sako ryte, nu, tas pilka masė. Valgau, kakoju, dirbu, nu, va, užauginau vaikutį kažkaip ir tą vaiką įstačiau į sistemą ir jis tada jau toks kaip vergas. Aš čia atsiprašau visų samdomų darbę, jūs ten irgi galite puikiai jaustis, bet aš jau čia taip labai primityviai, kad Toks ratas užsuktas. sukiesi tam rate ir tu nu, tarsi iš tikrųjų, tarsi esi vergas, nes tu negali savo laiko planuoti taip, kaip tu nori. Tada susitaikai ir, nu, ale gerai. Bet gali būti brangiai daug geriau. Ir reikia prisimti atsakomybę. Bet pirmas, aš prisiemu pati atsakomybę. Čia yra verslas. Jeigu iš čia žiūrėsit kaip į hobį, jums ir liks tai hobis. 200–300 eurų. Viskas. Jūs nekeliausit, su kelionių neturėsit dovanų. Bet jeigu jūs čia pasižiūrėsit kaip į verslą, jisai yra daug lengvesnis negu kad žemiškas fizinis verslas. Visiškai nėra jokios rizikos finansinės. Nu, ta prasme, verslo atidaryti, tai jau ten 100 000 eina, tai namus jūs turite statyti, paskolas kokias imti. O čia jeigu tu investuoji, tai tu investuoji į save, į savo sveikatą, į kažkokį tai kiekį produktų dėl savęs, kuriuos tu pats naudosi arba duosi savo klientui parduosi, tai tu kaip ir nieko nerizikuoji absoliučiai. Ir tu gauni mokymus, kur aš, tarkim, mokymus kasmet investuoju labai didelės sumas į mokymus. Ir aš dabar čia klausau Aušros vedamų mokymų ir kitų kolegų mokymų ir ką kompanija apmoka. Tai ką aš ten tūkstančius mokėjau, aš čia galiu tai gauti aplamai nemokamai, suprantat? Taip būtent. Ten 4-ženklės sumas pas mane vaikščio, tai įsivaizduojat, jūs dar ir sutaupot. Ir sutaupot, augat neišvengiamai. Čia žmonės, kurie yra pesimistai, ilgai neišbus. Tiesiog neišbus. Blogai jausis. Ir nereikia tokių žmonių versti juos gerai jaustis. Jiem labai faina pasikankinti, na visokių yra, visokių reikia. Čia tik tiem, kurie nori daugiau, kurie kabinasi, net ir užšiaudo, gali būti žmogus dabar iš tikrųjų labai sudėtingoj situacijai. Ir jeigu šita žinutė atėjo iki tavęs ir tu dabar klausai ir galvoji, nu bet kaip man čia, koks čia verslas, jeigu aš ten dabar visai gal neturiu pinigų, patikėkit, įmanoma. Jau vien tai, kad tu girdi mus dabar klausai, jau tau yra žinutė. Taip, kad tu gali susisiekti ir paklausti, o kaip? O kaip man čia pradėti? Taip. Pirmiausia, kodėl, kad aš noriu iš to išeiti, bet čia jau reikia giliau pasikapstyti, rimtesnį kodėl atsakymą gauti. Mes apie tai visus mokymus turim. Ir tada jau tavo aistra. Čia truputėlį įsiterpsiu irgi, kodėl kartais žmonės sako, nesiseka, na, nepavyksta. Tai vat, jeigu tik tai tas, kuris veda, vedlys, na, verslo savininkas savo struktūros, sakykim, taip mini. Jeigu aš atsisėsiu visiškai
ane? Tai mano partneriai atsiguls. Čia kažkur paklausiau, man labai patiko. Jo, aš atsisėsiu, jie atsiguls. Tai nereiškia, kad aš turiu nuolat intensyviai, non-stop. Kai tu darai, kai tu matai, kad tame yra vertė, tau tai, ką tu darai, na, aš nežinau, aš to negaliu net pavadinti darbu. Mes čia dabar realiai irgi dirbam, mes pranešam, Jo, žinom, taip, tai nesam yra išpūtę. sklaida. Taip, mes dabar dirbam, iš tikrųjų mes tik kalbamės. Nesiruošiau dabar, aš tiesiog atėjau, įsijungiau kompiuterį ir mūdvi kalbamės, va čia yra darbas. Ar čia dar, nu, ar galima tai darbu pavadinti, aš nežinau. Man tai Kai darbas, kuriuos, kuris veža. taip, kai kuriuos tai baugina, kiti žmonės, o aš taip negalėčiau. Tai brangiai, jūs tik dabar to negalėtumėt. Kai jūs praktikuositės, mes visą tai darom ir gyvai, ir online. Pamatysit, kaip po kelių mėnesių jums juokingai atrodys tas, o aš taip negalėčiau. Visur, ten, kur tu darai, ir tau gaunasi. Taip, ačiū, Linute. Tai labai tikrai, nu, aš manau, kas klausysit mum iki galo, tai labai prašau, komentuokite, klauskite. Ir aš kaip turėdama tokią partnerę kaip Linutė, tai tikrai rekomenduoju kreiptis į ją, nes nu, jinai nuostabi vadovė, atsakinga. Labai pastebėjau, kad jos partneris ją labai myli ir vertina turbūt taip pačiai kaip aš. Tai galiu pasakyti, kai kreipsitės į ją, tai tikrai aš žinau, kad jūs gausit visapusišką pagalbą ir rašykite, klauskite, siūskite mums širdeles ir pabaigai tada, Linute, kad ilgai mes, aš manau, kas išklausys iki galo, tikrai supras, kokią mes mintį siunčiam. Ką tu palinkėtum tiem žmonėm, kurie dar svarsto, galvoja, iš viso aplamai apie tinklinę rinkodarą, gal svarsto, ar čia jungtis, ar pradėti, ar bandyti, ar nebandyti. Ką tu palinkėtum tokiem žmonėm? Bet būtent tas svarstymas, ar bandyti ir nebandyti, tai iš jūsų ir atima daugiausia energijos. Tikrai taip. Viskas, kas iki jūsų ateina, jūs jau galit. Tik tiek, kad gali ateiti daug pasiūlymų. Iš tos pačios tinklinės rinkodaros yra labai daug kompanijų. Ir ką aš pastebėjau, žmonės renkasi pagal savo įprastą finansinį lygį, kuriem užtenka mažai, kelių šimtų eurų. Klausiu, kiek tu uždirbai ten toj kompanijai, daug metų dirbi, ten, 300 eurų ir žmogus džiaugiasi. Pagal savo va tą žemesnę kartelę jis pasirenka seną marketingą. Labai svarbu pasirinkti, kur jūs einat, ar ne? Ir pagalvoti, va, kai gavot pasiūlymą, o aš čia nesusimažinu, aš čia kalbu, jeigu gausit pasiūlymus dar iš senų kompanijų, kur yra iš tikrųjų jau jų labai daug ir senas marketingas. Va čia yra pas mus labai didelis pliusas, kad yra naujas marketingas. Gausa yra visiškai, aš jau nekalbu apie naujas inovacijas ir produkto veiksmingumą, bet aš jau kalbu apie grąžą. Taip, kadangi, kaip sako, kuo daugiau duodi, tuo daugiau gauni. Matyt, taip ir kompanija, kadangi duoda labai stiprų, vertingą produktą ir jiems pavyksta, tada užtenka lėšų ir tiem, kurie kalba apie tą produktą, kurie padeda sveikatintis, sumokėti daug daugiau nei kad kitose kompanijose. O čia tokia magija. Tai va. Tai aš palinkėčiau, jeigu jau atėjo mintis, vadinasi, jūs jau galit. Ir jeigu dabar esate dar kažkur kitur ir sakot, aš jau esu marketinge ir man ten, nu, vat, kaip sakiau, tik mažai uždirbu, galbūt tiesiog jūs jau ten padarėt viską, ką galėjot, nes iki manęs ateina žmonės, kurie moteris sako, aš buvo laikas, kai 3000 uždirbau. O dabar, sako, liko tik 300. Sakau, tu žinai kodėl? O todėl, kad tu jau ten viską padarai. Čia kaip ir mano situacija. Viskas, tas įrankis jau atitarnau ir ten galbūt puikus produktas, viskas, bet tau jau ten. Jeigu tave jau žemyn sodina, vadinasi, tu jau viską padarai, ką galėjai geriausia, tau reikia augti ir tobulėti. Ir šitas pasiūlymas tau atėjo ne šiaip, jeigu tu mus dabar klausai, įsiklausyk ar perklausyk dar kartą, pasidomėk. Vadinasi, tu jau gali daugiau.
ir lengviau. Vat kas man patinka, kad lengviau ir daugiau. Mažiau įdėtant. Tai pridursiu dar, kad mūsų kompanija yra iš Azijos šalių, tai ką reiškia Azija, tai ilgamžiškumas, sveikata, grožis, jie nuo mažų dienų pastatytas, pas juos pamatas yra Azijoje, žiūrėti į visą kūną kaip į visumą, mes kai buvome Malazijoje, tai jiems labai svarbu tavo savijauta. Ir jie pastoviai klausia, ar viskas gerai, ko jums dar reikėtų padėti. Tas toks labai labai buvo, nu, labai jau dėmesys ir iš vadovų, ir iš tų pavaldinių kompanijos. Tai šiandien dienai, kas prisijungsite, jūs turit galimybę dar papulti į tą konkursą, kur kovo mėnesį bus kelionė į Malaiziją ir galite jūs ir pinigų užsidirbti ir nukeliauti į Malaiziją, pamatyti fabrikus, kompanija pačius turi, kaip jie tą produktą gamina, mums prižadėjo dabar ir laboratorijas parodyti. O viešbučiai, prie kurių mes gyvensime ant vandenyno kranto, tai tiesiog ir jūs visą tai galite turėti, tiesiog prisijungę ir pradėję dirbti. Ir kas įdomiausia, tu uždirbi savo, padedi žmonėm, kalbėjomės apie įgyvendinį savo tikslus, kas tai nebebūtų, ar pastovios pajamos, ar papildomos, ar sveikata, ar pažintis, ar realizacija. Aš galiu sakyti, iš tų visų punktų, šiai dienai mano visi punktai yra įgyvendinti, dabar aš pasilikus padėti žmogui turėti tą patį, patirti tai, ką aš jau turiu kiekvieną dieną. Tai ir pasyvias pajamas, ir pastovės, ir pažintis, ir bendrystė, ir kelionės, viskas įeina į tai. Tai tikrai yra nuostabu ir labai džiaugiuosi savo partnerėmis, tame tarpe Linutė, kad mes galime tą kelią eiti kartu ir kolektyviškai daug daugiau žmonių galime apimti ir padėti. Ne? Tai tikrai dar kartą pasikartosiu, kreipkitės į Liną Lasi, užsivadinus jinai. Taip, mane Facebook'e, Instagram'e, taip lengviau, greičiau surasi. Jo, ir YouTube visur ją rasite. Nuostabi vadovė, atsidavus moteris, atsakinga ir turėsit nuostabią vadovę. O ką, labai ačiū Linutė už pokalbį ir lauksime atsiliepimų, ne? Taip, lauksime komentarų, lauksime. Jo, ir komentarų, ir manau, kad išeisime dažniau, dabar pradėsim kalbėti. Žinot, atėjo toks laikas, kad jau tu nebegali tylėti. Ir kompanija labai jauna, dar tik 2 metai, 3 metai eina. Lietuvoje dar tik pradžia. Tai jinai rinko iš vis dar tik 3 metai, tai jis įsivaizduoja, kaip aš sakau, arimai dar neišarti. Taip, jauna, bet vertinga, atsiprašau už šitį. Jeigu jau Dubajų gavo apdovanojimą už produktų veiksmingumą, tai jau tai sako daug. Taip, kad jauna tai nereiškia, kad jinai... Taip, nes jie atėjo labai... Kompanijos įkūrimas buvo labai didelis kelias, apie 10 metų pasiruošimo tam. Ir atlygio planas labai apgalvoti, ir produktai labai apgalvoti. Ir galiu pasakyti, kad mano štai irgi kompanija 4, bet tokio artimo bendravimo su kompanijos įkūrėjais neturėjau nei vienoj kompanijai. Nei vienoj. Dabar asmeniškai prezidentas Leo rašo man vos ne kasdien ir vis klausia, Aušra, kaip tau sekasi, ar viskas gerai. Jie labai, žinokit, pas juos Azija, jie kažkaip labai emocijas vertina labai stipriai, lygiai taip pačiai kaip ir tavo kūną, nes mąstymas, kada tu gerai jautiesi, tu esi sveikas. Tai man tas požiūris į žmogų labai patinka ir aš labai gerai su jais jaučiuosi ir tikrai man reikėjo pakeliauti,
kad vat, ateiti į tą tokį, kada žinai jau va čia tavo vieta, tai ir kada aš kviečiu partnerius, ir kada Linutę kviečiau, aš žinojau, ką darau, aš tiesiog 100% buvau ir esu ir būsiu tikra, kad aš žmonės kviečiu į labai, labai, labai Taip. gerą kelią. Taip, va. Tai labai ačiū Linutė, visiems gražios dienos, o mes einam toliau dirbti, mes šiandien vakare turim prezentaciją ir kalbėsime būtent apie tai, kaip čia galima įgyventinti tuos punktus, kas liečia pajamas. Ne? Taip. Tai va, rašykite, klauskite, komentuokite ir būkite su mane kartu. Širdite, laukiam jūsų. Taip, Taip, iki. ačiū Linutė.